Tai greičiausiai nieko nenustebinsiu, sakydama, kad šeimininkai savo augintiniams kaip kalėdinę dovaną dažniausiai renkasi žaislus ir skanėstus. Tai žaislai tikrai yra sukurti ne tik tam, kad paskatinti jūsų augintinį iškrauti tą sukauptą energiją ar kaip nors jį užimti. Taip pat jie yra sukurti ir tam, kad lavintų jūsų augintinį, taip pat stiprintų jūsų tą tarpusavio ryšį. Renkantis žaislus šunims tikrai rekomenduočiau rinktis tokius, kurie turi įvairias barškančias, tarškančias detalės, taip pat yra pliušiniai, guminiai ir panašiai, kadangi jie kiekvienas atlieka savitą funkciją. Tai rinkdamiesi tokius žaislus jūs užimsite augintinį, patenkinsite jo tą vidinį medžiotojo instinktą. Taip pat galite rinktis tokius žaislus, kurie yra guminiai ir turi tokias iškilusias detalės, tai tokie žaislai puikiai padės masažuoti dantenas ir pašalinti susikaupusias apnašas. Na ir žinoma, yra geriausi žaislai tie, kurie gali būti papildyti įvairiais skanėstais, tai tokie žaislai užims jūsų augintinį ilgesnį laiką ir padės jam iškrauti tą sukauptą energiją. Na, renkantis žaislus katėms, taip pat galite rinktis tokius, kurie yra su elementais. Tai tokie žaislai taip pat padės patenkinti tą vidinį katės medžiotojo instinktą, užims ją ilgesniam laikui ir taip pat padės ją protiškai motyvuoti. Ir žinoma, tikrai šventiniu periodu pasilepinti to gardžiu kąsneliu mėgsta ne tik žmonės, tačiau ir mūsų augintiniai. Tai kaip dar vieną kalėdinę dovaną rekomenduočiau rinktis ir skanėstus. Rengdamiesi skanėstus taip pat atkreipkite dėmesį į jų sudėtį, stebėkite, kad pirmoje sudėties vietoje būtų mėsa ar žuvis, skanėstai būtų papildyti įvairiais vitaminais, mineralais, probiotikais ir prebiotikais, tai toks skanėstas bus ne tik gardus jūsų augintiniui, tačiau ir suteiks naudą jo sveikatai. Gyvūnų prekių parduotuvėse galite atrasti tokius skanėstus, kurie yra sukurti patenkinti tam tikrai funkcijai. Tai tarkim, sustiprinti sąnarių ar kaulų veiklą, taip pat gerinti burnos higieną ir panašiai. Žinoma, skanėstais galite palepinti ne tik savo šunį ar katę, tačiau rinkdamiesi batonėlius ar lazdeles, pagardintas grūdais, sėklomis ar lapinėmis daržovėmis, galėsite nudžiuginti savo paukštį ar graužiką.